Senovinis geležinis stulpas – viena iš pagrindinių Indijos sostinės lankytinų vietų. Stulpelis buvo padarytas prieš 1600 metų. Bet jis nerūdyja. Kaip senovės metalurgai prieš 16 šimtmečių gavo nerūdyjančiojo lydinio, yra paslaptis. Mes atskleisime senovės nerūdyjančio plieno paslaptį. Rusija. Karinėje tvirtovėje prie Baltijos jūros kranto. Pastatyta XIX amžiuje. Lauke ginkluotė yra apsaugota storais geležies lakštais. Metalas nuolat yra veikiamas jūros vandens ir lietaus. Tačiau metalas nesurūdyja. Nors jis yra labai sudėtingomis sąlygomis palankiomis metalui, įprastai metalinių gaminių raidės liejimo metu yra iškili. Tai daug lengviau nei vėliau įskilti kietą į geležį. Užrašas ant kolonos Delhyje yra netikras. Jis buvo padarytas vėliau. Geležinė kolona Indijoje ir Rusijos karinėje tvirtovėje yra pagamintos iš to paties geležies, naudojant tą pačią technologiją, tuo pačiu metu. XIX amžiaus. Tvirtovės statybos data buvo nurodyta teisingai. Į geležinį stulpą buvo priskirta 1,5 tūkstantmečio amžius. Tai yra senovės nerūdyjančio plieno technologijos paslaptis.